Sveiki, kinomanijos žiūrovai. Šiandien norime apžvelgti vieną išskirtiniausių ir meistriškiausių serialų televizijos istorijoje. HBO serialas Sausas įstatymas, kurį sukūrė Terence'as Winteris, subtiliai ir detaliai atkūrė 1920 ir 1930 metų laikotarpio Amerikos atmosferą, atgaivindamas Atlantic City miesto prabangą ir šešėlinį pasaulį. Terence'as Winteris, gerai žinomas televizijos ir kino pramonės profesionalas, taip pat dirbo kaip rašytojas ir prodiuseris tokiame žymiame projekte kaip Sopranai. Jo gebėjimas kurti sudėtingus ir įtraukiančius pasakojimus yra neabejotinas, o Sausas įstatymas yra viena iš jo kūrybinių viršūnių. Sausas įstatymas – tikras meno kūrinys, kuris sujungia istorinį tikslumą, sudėtingus veikėjus ir įspūdingą kinematografiją. Serialas vyksta prohibicijos laikotarpiu, kai alkoholio pardavimas ir platinimas buvo uždraustas, tačiau slapta prekyba klestėjo. Tai buvo laikotarpis kupinas korupcijos, smurto ir socialinių pokyčių. Šis serialas puikiai perteikė šią unikalią atmosferą. TV projektas sulaukė plataus kritikų pripažinimo ir laimėjo daugybę apdovanojimų, įskaitant Emmy ir auksinius gaublius. Nepaisant to, kad buvo transliuojamas kartu su tokiais didžiais projektais kaip Reklamos vilkai, Sostų karai ar Bręstantis blogis. Sausas įstatymas sugebėjo išsiskirti dėl savo išskirtinio pasakojimo, puikiai sukurtų veikėjų ir autentiškos laikmečio rekonstrukcijos. Vienas iš įspūdingiausių šio serialo aspektų yra jo gebėjimas kurti įtampą ir dramą pasitelkiant veikėjų tarpusavio santykius ir jų vidinius konfliktus. Terence'o Winterio kūrybinis genialumas ir Martino Scorsese'is vieno garsiausių kino režisierių indėlis kaip vykdančiojo prodiuserio suteikė serialui papildomą kokybės lygį. Scorsese, režisavęs ir pirmąjį serialo epizodą, savo vizualiniu stiliumi ir dėmesiu detalėms prisidėjo prie autentiškos ir įtraukiančios atmosferos kūrimo. Jų bendradarbiavimas sukūrė ne tik prabangų ir įspūdingą vaizdą, bet ir gilų emociškai turtingą pasakojimą, kuris prikaustų žiūrovą nuo pirmos serijos iki pat pabaigos. Serialo centre atsidūrė Enochas Nakis Thompsonas, Atlantic City miesto iždininkas ir politikas, valdantis miestą kaip tikrasis kriminalinis karalius. Nakis, kurį įkūnija talentingas aktorius Steve'as Buscemi's, yra charizmatiškas ir apsukrus veikėjas, galintis vienodai gerai dalinti labdarą ir valdyti nelegalią alkoholio prekybą. Nakis Thompsonas – sudėtingas veikėjas, nuolat balansuojantis tarp teisėtumo ir nusikaltimų, tarp lojalumo ir išdavystės. Jis naudojasi savo politinę padėtimi, siekdamas asmeninės naudos ir nekreipia dėmesio į moralinės ribas, kai reikia pasiekti savo tikslus. Jo asmeninis gyvenimas taip pat sudėtingas, nuolat susiduriantis su iššūkiais ir problemomis, kurios priverčia jį priimti itin sudėtingus sprendimus. Serialas taip pat pristato įvairius tikrus istorinius veikėjus, tokius kaip Al Capone, tačiau pagrindinis dėmesys išlieka Nakio istorijai. Šie antraeiliai veikėjai suteikia serialui reikiamo autentiškumo ir parodo, kaip alkoholio draudimo laikotarpiu kriminalinis pasaulis buvo susijęs su to meto istoriniais įvykiais. JAV vyriausybė susidomi Atlantic Cityje vystoma nelegalia veikla, ypač nelegalių alkoholio prekeivių veiksmais. Nepastebėtas nelieka ir kaip politikui pernelyg prašmatnus miestą valdančio Nakio gyvenimas. O šis savo ruožtu mažiausiai kelia įtarimą. Politiką supantis įtakingi nusikalstamo pasaulio atstovai ir vadeivos. Ne ta kompanija, kuri keltų pasitikėjimą, o kur dar prabanga dvelkiantis apartamentai ir kostiumai, neįtin pritinkantis sunkmečio ištiktos šalies politikams. Vaizduojamas politiko bandymas žaisti dviem frontais baigėsi nesėkmingai. Jis suvokė, kad negalės būti pusiau politiko arba pusiau nusikalteliu. Nors serialo pradžia gali nepasirodyti įspūdinga, tačiau jau po keletos serijų veiksmas ima smarkiai įsibėgėti ir vis labiau pritraukti. Margaret Schroeder, kurią vadina škotė Kelly Macdonald, yra dar viena svarbi šio serialo veikėja. Ji neturtinga imigrantė iš Airijos, pradėjusi savo kelią kaip vargšė moteris, bet greitai tapusi svarbia figūra Nakio gyvenime ir versle. Jos transformacija nuo vargingos našlės iki stiprios nepriklausomos moters yra stulbinanti. Margaret istorija atskleidžia, kaip moteris tuo laikotarpiu galėjo įgyti įtaką ir valdžią nepaisant socialinio ir kultūrinio apribojimų. Jos santykiai su Nakiu dinamiški ir įtempti, o asmeninis augimas, moralinės dilemos suteikia serialui papildomą sluoksnį. Sausas įstatymas ne tik puikiai perteikė laikotarpio atmosferą, tačiau kartu naudoja kūrybinę laisvę tam, kad sukurtų įdomų ir intriguojantį pasakojimą. Serialas subtiliai balansuoja tarp tam tikrų istorinių įvykių ir išgalvotų elementų, siekdamas suteikti žiūrovams tiek edukacinę, tiek pramoginę patirtį. Jamesas Jimis Darmanis, kurį vaidina Michaelas Pittas, jaunasis karo veteranas ir Nakio globotinis. Jo ambicijos ir noras įrodyti savo vertę dažnai atveda jį į konfliktus su Nakiu ir kitais veikėjais.
Jimis yra sudėtingas veikėjas, nuolat kovojantis su savo demonais ir traumomis, patirtomis per Pirmąjį pasaulinį karą. Jos santykiai su motina Juliana ir draugu Richardu Harrow suteikė serialui gilumo, o Jimio tragiška istorija ir asmeninis augimas yra viena iš labiausiai įsimintinų serialo dalių. Serialo kūrėjai skiria ypatingą dėmesį laikotarpio detalėms, įskaitant kostiumus, automobilius, architektūrą ir muziką. Atlantic City miesto vaizdai, triukšmingi barai ir prabangus kazino buvo kruopščiai atkuriami, siekiant suteikti žiūrovams autentiško laikotarpio jausmą. Michaelo Shannono įkūnytas ir dėmesį kausantis Nelsonas Van Aldenas, federalinis agentas siekiantis nutraukti alkoholio kontrabandą. Jo kova su nakiu ir vidiniai moraliniai bei religiniai konfliktai prideda serialui būtino gilumo ir įtampos. Van Aldenas labai sudėtingas ir prieštaringas veikėjas, kurio asmeninis gyvenimas ir profesinė veikla dažnai susikerta, sukeldami daugybę problemų bei konfliktų. Šis veikėjas suteikia serialui papildomą moralinį aspektą, parodant, kaip įstatymų sergėtojai taip pat gali paslysti ir tapti korumpuoti. Serialo scenaristai dažnai naudoja tikrus istorinius veikėjus ir įvykius, siekdami sukurti autentišką ir įtikinamą laikotarpio vaizdą. Veikėjai kaip Al Capone, Lucky Lucianas ar Arnoldas Rothsteinas yra tikri kriminalinio pasaulio asmenys, kurie turėjo didelę įtaką prohibicijos laikotarpiu. Sausas įstatymas atkūrė jų veiklos metodus ir įvykius, kurie padėjo formuoti Amerikos kriminalinį kraštovaizdį. Vienas iš įsimintinų tikrų istorinių veikėjų, kurį vaidina Stevenas Grahamas, yra nusikalstamų Amerikos pasaulio legenda Al Capone. Serialas rodo Al Caponės karjeros pradžią, kilimą Čikagos kriminalinio pasaulio laiptais. Jo personažas yra charizmatiškas ir itin pavojingas, puikiai perteiktas Grahamo. Nors Al Capone nėra pagrindinis serialo veikėjas, jo pasirodymai labai įsimintini, suteikiantys serialui reikiamos įtampos. Caponės veikėjas parodo, kaip jauni gangsteriai tuo laikotarpiu siekia valdžios bei įtakos ir kaip jų veiksmai paveikia platesnį kriminalinį pasaulį. Sausas įstatymas tikras šedevras, sujungiantis istorinius faktus ir fikciją, kad sukurtų nepaprastai įdomų ir intriguojantį pasakojimą. Tai serialas, kuris ne tik pramogauja, bet ir priverčia susimastyti apie socialinės, politinės ir moralinės problemas, kurios buvo aktualios tuomet ir išlieka svarbios šiandien. Šio serialo fonu tapęs istorinis laikotarpis itin palanki terpė kriminaliniam pasauliui klestėti. Aktoriaus Michaelo Williamso įsiminusio kinomanams ankstesnėme kriminalinėme seriale Blake įkūnimas Chalkis White'as yra Atlantic City tamsiaodžių bendruomenės lyderis. Jo veikėjas sudėtingas, nuolat kovojantis su rasizmu ir diskriminacija, tačiau tuo pačiu metu siekiantis išlaikyti savo įtaką ir valdžią. Chalkis yra stiprus ir įtakingas personažas, kurio kova už teisės ir legiteisiškumą atsispindi to laikotarpio socialinės problemas ir iššūkius. Visi šie veikėjai prisideda prie turtingo ir sudėtingo pasakojimo, suteikdami serialui daugiaplaniškumo ir gilumo. Jų tarpusavio santykiai, asmeniniai augimai ir vidinės kovos prikaustų žiūrovą nuo pirmos serijos iki pat pabaigos. Nors seriale laikomasi istorinių faktų, kūrėjai taip pat turėjo daug kūrybinės laisvės, kad praturtintų pasakojimą. Nakis Thompsonas, pagrindinis serialo veikėjas, yra fiktyvus personažas įkvėptas tikrojo Atlantic City politiko Enoko L. Johnsono. Serialas naudoja Nakį kaip centrą, aplink kurį sukasi tiek išgalvoti, tiek realūs įvykiai. Taip pat verta paminėti, kad serialas kartais šiek tiek piknaudžiauja laisvę tam, kad susietų skirtingas istorinės asmenybės ir įvykius, kurie realiame gyvenime galėjo ir nesusikirsti. Tai leidžia kurti dramatiškus siužeto posūkius ir kompleksiškas veikėjų sąveikas, kurios praturtina pasakojimą, tačiau gali netitikti tikslių istorinių faktų. Serialo kūrėjai turėjo visus ingredientus, kad sukurtų neprilygstamą gangsterių epopėją. HBO produkcijos kokybė, Terence Winterį kaip kūrėją ir Martiną Scorsese kaip vykdomąjį prodiuserį bei režisierių pirmojo epizodo. Kartais šis serialas kritikuojamas dėl to, kad siužeto linijos užtrunka ilgai, kol pasiekia kulminaciją. Tai sukelia pojūtį, kad serialas šiek tiek tempėsi, o kai kurie svarbus įvykiai ir scenos vyksta už ekrano ribų, palikdami žiūrovams jausmą, kad jie praleidžia svarbės dalis. Pavyzdžiui, kai kurie įdomiausi dalykai tokie kaip Al Caponės ar Lucky Luciano likimas įvyksta tik vėlesniuose sezonuose, o iki tol jie rodomi gana retai. Nepaisant visų šių trūkumų, Sausas įstatymas vis tiek išlieka įdomus ir vertas dėmesio su įspūdingomis scenomis ir įsimintinais momentais. Serialas tyrinėja tokias temas kaip korupcija, valdžios dinamika ir moralinės dilemos, kurios yra aktualios ir šiandien. Šis televizinis pasakojimas gali būti puikia inspiracija diskusijoms apie istoriją, politiką ir visuomenės raidą. Su jumis buvo Kinomanija LT.
Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo, spustelti patinka ir varpelį, bei palikti komentarą su savo nuomonė apie serialą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.